Visi krituliai susidaro ore iš vandens garų. Vandens garai lėtai kyla į viršų ir jei oras nepakankamai šaltas, jie po truputį šąla ir tampa mažais ledo kristalais ar dulkėmis. Kadangi ledo kristalai yra sunkesni nei oras, jie pradeda kristi žemyn. Krintant kristalui prie jo prišąla dar daugiau vandens garų. Kristalas didėja ir taip susidaro snaigės. Snaigių dydis priklauso nuo to, kiek ledo kristalų susijungia. Viena snaigė vidutiniškai sudaro net apie 200 kristalų, todėl niekada nerastumėte dviejų vienodų snaigių. Snaigės yra lengvos ir pripildytos oro. Jos krinta labai lėtai, 900 metrų per valandą greičiu. Snigti pradeda, kai temperatūra lauke būna žemesnė nei 2 laipsniai Celsijaus. Jei yra šilčiau, snaigės pradeda tirpti.